Šiaip greitai apžvelgsim realiai sol. Mes turim labai gražų setupą ant dieninio dabar time frame, pasižiūrėsim viską ar ne. Tai mes vis dar esam short'e, kuris printina. Ir gavom reakciją nuo šitos demand zonos ir esam long'e. Mes turim hedge poziciją. Visą laiką tokioj pozicijoje mes norim būt hedge. Norim turėti ir long'ą, ir short'ą, ir priklausomai. Nuo struktūros mes galim rinktis, ką norim daryti toliau. Tai va, ar norim truputėlį shorto profitą nukirsti, ar norim longą toliau, nu žodžiu, galim dabar stebėti struktūrą ir pagal tai elgtis kaip tik tai norim. Ir tai yra vadinama protected position, tai yra apsaugota pozicija, nes mes turim tiek longą, tiek shortą. Tai reiškia, jeigu labai stipriai pradėtumėm kilti, galim shortą uždaryti ir turėsim gražų longą, kurį galėsim toliau pildyti. Svarbu, kad atitiktų mūsų visus standartų struktūros, kad mes matom tolimesnį kilimą. O jeigu ne, tai galim, pavyzdžiui, dalį longą uždaryti, jeigu matom, kad struktūra visiškai nepramuš šitų high ir tiesiog toliau keliausim į šitą demand zoną atgal, ko aš labai ir norėčiau. Norėčiau paskutinio tokio gražaus išsivalymo. Faktas, kad šita zona yra savo privačioj grupiai paskelbiau, kad šita zona yra mirties zona ir jeigu ją pateksim, pranešiau jau, kas bus. Tai va, bet taip viskas atrodo. Tai va, nueikim dabar į valandinį time frame ir pasižiūrėkim, kaip atrodo mūsų longas svarbiausia ir ne. Tai longas čia turėjo supply pirmą zoną, per kurią kiaurai perėjo. Taip pat turėjom čia liquidity curve, labai norėjau, kad pasiimtų visus šitos stop losses, tada jeigu bouncintumėm nuo čia, reiškia viską susirinkom, neturim dėl ko grįžti atgal ir galim toliau tęsti kelionę. Bet kadangi mes truputėlį palikom čia stop lossų, mano konvikcija truputėlį susilpnėja. Ir kažkaip atrodo labiau pranašesnis tas weekend pumpas ir kad sekmadienį, pirmadienį mes galim bent jau šitą visą vietą susigrąžinti. Tai va. Ir iš tą supply zoną įlindus mes gavom dvi reakcijas. Jos nebuvo pačios stipriausios, bet kol kas atrodo, kad kažkokia absorbacija šitoje vietoje vyksta. Tai va, toliau reikia stebėti, kokia struktūra kursi šitoj vietoj. Taip pat galime užsukti į coinalize.net ir pažiūrėti, ar nėra jokio CED, ar ne? Jeigu nieko nesuprantat, ką aš jums pasakoju, tai jums reikia išmokti techninę analizę. Tai va, ir jeigu nori tai padaryti, tai užsukite į mūsų telegramą Oskaras Trading, ten turim ir mokymus, techninę analizę, diskusijų grupė, kur galite su kitais analitikais ir mūsų nariais diskutuoti, ir taip pat signalų grupė, kur dalinamės signalais. Tai va, tai turim labai gražų setupą, kuriuo galim ir pasidžiaugti. Ir šitą setupą susikurti tikrai nebuvo sunku. Tai va, tai tiek šiandienai, labai daug neišsiplėsiu. Dropinkit komentaruose, jeigu turi kažkokių tai komentarų, pastebėjimo, ar norit, kad kažkokią valiutą apžiūrėtumėm, o jeigu ne, tai gerą savaitgalio ir susimatysime jau greitai, jau rytoj. Tai va, gerai pabūkit, kas baliavojat, baliavokit, kas ramiai čilinat, ramiai ir čilinkit, ar ne? Tai va, viskas.